Šios dvi pagyvenusios jaunuolės rodo gerą pavyzdį. Darykite taip ir būsite sąlyginai laimingi. Sanatorijos miške Valė ir Laima vaikštinėja su lazdomis. Tuo metu kapitonas po 3 metų pertraukos sėdi ant ledo ir iš gelmės traukia žuvis. Stebėkime, kas čia vyksta. Atokvėpio valandėlė. Tai va, glukoidų panelės pabaigė savo gražų įėjimą ir pakvietė mane, kad aš jas pakalbinčiau, pafilmuočiau, aišku, dabar žodis joms. Nu ir ką jūs čia patyrėt? Patyrėm didelį džiaugsmą, nes ir gamta kartu susieja su mūsų sportų žygiavimu, tai dvigubai gaunam. Dvasinį ir fizinį malonumą. Tai čia būna pasakiškos dienos 2 savaitėje. 2 kartus einat per savaitę, ne? Taip, o kartais dar valytė sugalvoja ir savaitgalį. Malonu. Nu, Valė, ką tu? Svarbiausia, kad yra toks pastovumas, jau mes 8:30, jau mes miške, čia labai gražioj vietoj, kuri mums labai tinka ir patinka, nes paeinam ir asfaltuotų taku ir per mišką ir kad tai gaunasi jau įprotis. Tai nuostabu, nes labai reikia judėti, ypač dabar, kai jau biški Kaulai braška. biški kaulai braška, tai reikia išbraškinti gerai lauke. Ir jau kur mes daugiau kaip 1,5 metų. Didelis reikšmė nuotaikai, Jo. taip pat ir sveikata gerėja. Pasikraunam energijos. Energijos visai- svarbiausia nuo pat ryto. Jo. Aišku. Nu tai ką jums belieka tik palinkėti tokio entuzijazmo ir toliau. O mes Ir- dar norim prikviesti daugiau žmonių, kad susižavėtų vat, būtent mūsų toj Alytiškiais. Nu tai kapitoną ir mane turbūt reikėtų. Jo, alytiškius, o kitus nealytiškius irgi. Žygis su lazdomis yra pats geriausias. Su Okay. lazdomis patogu.